čia, darėm čia. Dabar vėl galą. A, vėl galą. Jo. O šonus jau po to? Šonus aš palikau galą, nes aš po vyro negaliu daryti. Nieko praktiškai man. Jie taip sureaguoja, kad žiauriai. Supratau. Čionais užsuki ir čionais atsuki. Jo, stovi tiesiai. Traukiu. Gavo. Dar išsuki. Išsuki taip. O tau alkūnį, žiūrėk, alkūnės mušė atgal. Supratau? Šiandien mušė, o tuo pačiu suki. Išsuk, man, kad mušė. A, į tą Jo, pusę. va. Supratau. O dabar tiesiai stovi. Ir mušė. Va, mušė kiek kėlėnės, ir jis apečius negali. Kada iššūkiai rantai, tada dar kartas apsikrauna daugiau. Supratau. Ir suspaudžiam. Jo. Praktiškai tai prajaustai jaučia. Jauti, ne? Jo. Matai, kada nedaręs, tau tas judesių nepagauna. Jo. O kada darysi, tada kaip programuotai daro. Jauti, ne? Bet nedaryk šitą. Trapeciją, aš pačiam galėjau pajutau trapeciją. Tai nes gali daryti ir su trapecija. Bet jei nori tik galinę, tai turi kirtimą daryti. Svoriu, paimsiu didesnį kompensuos. Man jisai geras. Tu gal jo nepriprasi. O jeigu pagausi, gal irgi neprasi. Tai, tu sakai, ten pasilengęs. Aš jau siūlau nedarau šitą. Aš kažkaip, man ne. Nu, matai, kiekvienam savo. Jo. Aš galiu realiai už tai hantelis vienasi užkonkuot galinę. O su trosais, aš pavyzdžiui niekada negaliu pajausti to su trosų krosą. Aš esu daręs, man nepatiko. O ne? Tas pats, nu. Aš iš nugaros patraukiu ir Man tik viskas. tai daro geras. Gerai jaučiasi skoliniai, dėl to. Ir trosas. Tai vienintelis. Šiek pasilenkęs, ne? Tuos esu mėginęs. Bet trosą už nugaros ar tiesiai darai? Ai, net iš priekio labai. Nu, aš tą daręs, žinai, bet aš labiau, pavyzdžiui, kur žmogus daro, bet aš pasilegiu ir Jo. Aš nedarau šitą. O aš čia pas mane prasideda iš nugaros darymas. Jau kada pavargs, aš jau praeidu kompensavimas. Ai, ne, aš tada. Aš tai jaučiu. Tai aš jaučiu save, kad man darosi. Neapsikraunu nugarą, aš taip nedarau. Tai va čia kiekvienam mėlinti. Bet kumščiai pas tave į viršų, nes būna, aš mačiau taip daro. Jo, yra. Būna kažkas vos ne taip, žinai, daro. Tai jo, yra. Čia įvairiausiai yra, bet aš ir rodau, kas man. Kas tau tinka? Man super gerai tinka, jo. Man būtent šitas. Man tinka ir tas, bet šitas man jums geriausias. Ir vėlgi, pirštai dirbis atpalaiduotas, ne pilnai pasakė. Jo, prilaikai. O dabar jaučiu, kad toliau, jeigu daryčiau, prasidedu mostai tokie. Ne, dabar darai tai gerai, bet svarbiausia sustoti. Nes kaip ir daugiau turiu, bet prasidėtų tas veiksmas. Dėl to turiu skaičių daryti. Nebegalybę darysiu, tai tada ne tik nugarą, bet ir kelienę.
Dabar padarysim šonus. O su šonais tai irgi, kiek žmonių, tiek nuomonių, tiek technikų įvairių. Priekį, labiau atgal, sulenkia, nesulenkia. Taip. Darosi elementariai, kaip ir pavyzdžiuose yra iš tikrųjų. Darosi šitas. Šitą aš darau super lengvų svorių. Aš pajėgiu. Aha. Ir man turi padėti jį daryti. Gal sėdžiu. Va čia. Jo, man padeda. Jau viskas sugera. Po pečių. Bet šitą darau čia elementariai. Darau vis 4 priėjimus. Skaičiuojant 12. Bet šiandien galima pasakyti, kad labiau dar į šitą šoną nueina negu į priekį. Nes fiziologiškai priekį, ne, tai labiau turėtų galą apkrauti negu į šoną. Nes jeigu iš šiandien traukia, tai kaip tik į priekį čia labiau. Tai teoriškai tada daugiau į galinę pusę nueina. Aš jaučiu šoną konkrečiai. Aš jau šoną. Čia gal dar sveikas yra. Ten silpnesnis tas raumuojas ir labiau. Supratau. Aš galvoju, taip gali būti jo, bet šitą pratimą tai tikrai jaučiu šoną. Praktiškai. Nes ten tie įrai jo, iškraukimai įrai, gal tą pusę apkrauti, tą apkrauti. Bet būtent nuo elementaraus šito paprasų, man tai tik šonai grįžta. Trapecija? Iš karto. O dabar? Jo. Tik paskutinius jau, kuriuos negaliu iš karto trapeciją pragali kompensuoti. Sustingimas, o toks man įdomas. Automatiškai matomai jungiami į trapeciją. Jo. Tai va čia vėlgi yra savęs jautimas. Jo? Tai. Aš jaučiu, kad tikrai man kojos laiko ir stengiasi pečiais dėti. O tu matyti išsijungi save iš giliai. Jau paskutinį, kada jaučiu okei, matau, kad pradeda prisiti, tai aš tada iš karto padėjau. Tai tau pajungia trapeciją ir atima visas jėgas. Tai reiškia svorio reikėjo lengvesnio. Tai tau būtų tinkamas, žinai, kuris pratimas, aš manau, čia, šonų daryti. Tai aš dažniausiai tą ir darau. Tik tai šoną. Tada aš jaučiu. Dar vieną padarom. Ja. Jeigu reikėtų vieną pratimą pečiams pasirinkti. Tik vieną pratimą? Štangą. Vis vieną, ne? Štangą, atsisėdus. Kelčiau, lipčiau. Piramidės principu. Paskui nužemėjančiau, kiek eina. Vsio. Bazė. Vsio. Nį vieno daugiau man yra. Nes ir priekis ir šonas, žinai, tik šonas. Čionai šonas? Jo. O tenais ir tas. ten cila petis praktiškai dirba. Ja. Pats geriausias pratimas. Tai aš jį darau nuo jaunystės, man jis labai gerai tinka. O čia tik darau, kad darbinėt raumenį. Nu šonas jisai vizualiai nepadaro tave platesniu, bet jeigu šoną atsistosi ir tik tai šonas bus, tai gausis... Tai čia gausis lenta. Ir priėjo tas pats. Šitas šonas gerai, jis rankas išformuos, gražu. Jo, jeigu mūsų euras didės. Priekinis reikalinga, bet daugiau galimų. Priekis prie krūtinės labai gerai dirba. Jo. Gali pasiimti iš viso. Išformuoja jo. Visą. Bet va kada galinį yra, tau atskiria nugarą, petį šoną. Jo.
Dabar jau nebūtų, nežinau, ne, parodyti iš tikrųjų. O kaip lenta. Lenta, jo. O galas, jis tau atskiria. Kas į ją nugaros. O toks mažas raumuo. Jo. Kiek jis svarbus yra iš tikrųjų. Kažkaip seniau atsimenu, pradėjom sportuoti jaunystėje. Niekas nekalbėjo apie tą galinę deltą. Nors buvo plakatai, piešiniai, akcentauja, rodo ten visus tos raumenis. Bet visi krūtinė, rankas, pečius, kojas. Tai gerai, kad kojas dar darė? Šiek tiek. Aš gal 2 metus beveik be kojo. Ne. Didžiausias dėmesys. We're gonna skate to one song only. Ir čionais stengtis mentis iš vis nesuvedinėti. Nes tada nugara. Niekada. Stengtis jaus, kad lova aikščių Trumpas. Jo. Man labai trumpą amplitudę gaunasi, aš tik tada prajaučiu. Tai Nes labai tik tai gerai, į viršų, labai gerai. tada jau Labai mentis gerai. prasideda. Tai va, tau kitas sakys, Neteisingai. platesnė. Jo. Tai kas jis ką sako, nieko nereiškia. Kiekvienas turi jaus, tu turi jaus save. Kas tau tinka, tu tą darai. Čia aš gal ką rodžiu, tau pusė gali netikti čia. Čia aš parodžiau, kad man tinka, tu parodyti. Gali, žinai, kas tau. Čia visiems skirtingai sakau. Jaučiasi? Nejaučiasi? Nežinau, tau būna, kai darau daug pakartojimų, pradeda iš pradžių saudėti, ne? Bet po to tarsi protas pasako, ką tu darai, pas mane pradeda juoktis, aš pradedu juoktis. Nes, nu, tipo, ką tu darai? Būna, žinai, Tu labai gerai darai. aš kojų spaudimą būna padarau šiam pakartojimui, pavyzdžiui. Su pauzėm, 40 viskas, negaliu, 5 sekundės ir padariau. Nu, ir prasideda, sėdi, būna ir juoktis pradeda. Nes, nu, nesuprantais. Dar vieną padarom? Jo, da? Ar daugiau daryti? Aš man darau vieną, tu daryk dar daugiau. Nu, darai. Kaip tu dėltinis, šiaip man tai jau... Nu, aš jau atsigerbiu jo, kaip maškai. Reiškia, gerai. Va, paduos, o tu tik sėdėk. Įpils, pašlagai. Nori, vėl gerą. Pylė ir sėdė. Bicepsą aš tricepsą rankas darau kartu. Bet, pavyzdžiui, tam pirmadienį kojų viršus, dedas bicepsų vieną pratimą. Aha, Tai aš jį darau, pavyzdžiui, tik vieną tokį, bet darau kokius 4-5 priėjimus, kad sujudyti. Bet Paskui pastoviai būna atskirai jau rankų diena. Kita kokia, vėl pavyzdžiui, turi iš bicepsų savaitės gaunasi, į galą darau dvigalvį ir dedu tricepsą. Ai, nu, Aš išsimėtau, šiaip prapumpuot šiek tiek, jo, ne, jo, kraują jo. įvaryti su aminkėm. Jo. Bet konkrečiai rankų dieną tai darai daugiau su didesniu svoriu, mažiau pakartojimą ar atvirkščiai? Su didesniu, mušė. O kitą jau dieną labiau prapumpavimą. Jo. Šitam taške maksimaliai gali pats suspaudyti, ne?
Laikyk iš savęs. Nu taip, toks kampas, aš labai mėgstu atvirkščiai dirbti, o čionai. Aš iš vis maksimaliai ištempiu. Šitą sakomės. Jo. Ir aš su mažesniu svoriu, bet aš maksimaliai ir dar specialiai tricą. Įtempiu šitas, išsitempiu ir tada varu. Kiek kalbu? 3, bet dek 2. Geriau prajausiu. Ta prasme, 2. Antruką. Nes su bicu tai aš visada tik ant pojūčių. Aš su tais užmetimais aš ne. Aš geriau 10-12, bet su spaudimais. Užmetimas yra ten. Tada iš jėgos. O kaip kitiems atvirkščiai, kuo didesnį svorį galima 50 pasiimti, pavyzdžiui, štangą. Užsikilniai ir auga. Man ne. Man, pavyzdžiui, tas kūjis, jisai man nieko neduoda. Aš neveičiu, plaktukas jo. Man su užsukimu maksimaliai, tai jeigu aš užsuku, jeigu aš padedu čionai svorį, kad čionai suliktų. O tas man labai patinka. Man nesijaučiu, susimetimu tu gerai. Kaip plaktukas irgi? Jo, bet šiaip aš darau pusę lengvesnį. Prajautimą. Jo. Nu toks ramuojasi. Tikriau pasidaro viskas. Nu. Nes jeigu būtų atima naudingų darimų. Jo. Ir čionais labai svarbu pozicija, ne aš su jį, nes kaip su dviem rankom darai, tai gali irgi subuoji. Tas pats kaip šonu varai. Svarbiausia, kad stabilu būtų šitai vietai. Bet darbas tik tai ant bico. Ta prasme, Jo ant kūnio jokių, nes kažkas daro, jokių pečių. net pakelio net iki akių. Ne. Jokių. Čionais ir viskas. Na, aš esu išbandęs kokius tu. Nepajautu. Esu darai. Pečių viskas juda, bet jei darai tai iš bicepsų, aš jį ir jaučiu. Bet aš net nežinau, pavyzdžiui. Aš matęs, jo. Sakau, čia gali kada didelį jėgą auga. O tada jau žinai, reikia jau ten gal tų. Bet jisai pas tave užsikemšia, nes pavyzdžiui, vienas pratimas pas mane viskas, aš jau, viskas, aš daugiau negaliu pakelti. Pas mane jau dabar viskas. Būna, viskas, ne? Irgi tas pats. To kažkaip šiandien nelabai užjaučiu, bet šitas man labai įdomu. I can't stop.